Sveiki bičiuliai, noriu pristatyti tokią programėlę bitininkams, kad bitinė nuėjus nedažnai turim kuo užsirašyti, o telefonas dažniausiai kišenėje būna visą laiką. Tai labai patogu viską susižymėti ir po to namo parėjus galima atsispausdinti PDF failą. Jis va čia va yra PDF failas ir jį galima atsisiųsti, atsispausdinti ir prisisekti į knygą. Tai vat ir pradėkime, tai dabar kaip tik nustatymų puslapis, čia pačioj dešiniai. Pasirenkam kalbą lietuvių, pavyzdžiui, šiuo atveju. Čia yra tamsi, šviesi, man patinka tamsi ekrano spalva. Ir pradedam. Pirmiausia, nusistatom skyrių, pačioje čia yra skyriai. Kai parsisiunčiam programėlę, atsidaro šitas langas dažniausiai. Tai pirmiausia, mes pridedam skyrių, spaudžiam pridėti skyrių ir pavadinkim, pavyzdžiui, skyriaus pavadinimą prie upės. Bitynas, tarkim, prie upės. Ir išsaugom. Galim pridėti antrą dar skyrių. Čia, pavyzdžiui, kaime. Kaip pavyzdys toks, išsaugoti. Čia aš įrašą darau iš kompiuterio ekrano, bet lygiai tą patį matom ir telefono programėlė. Dabar turim du skyrius, reiškia du bitynus. Taip, ateinam prie upės į bityną ir prisidedam savo ten avilius. Ten kiek mes jų turim, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 2000, nesvarbu. Taip pat skyrių ir avilių skaičius yra neribotas premium įsigijus, o be premium truputėlį mažiau, žymiai. Prisidedam avilį, avilio pavadinimas. Pavyzdžiui, pas mane aviliai sunumeruota. Čia yra pirmas avilys, tada dar pridedam antras avilys, jau 2 turim. Dar pakaks tam kartai. Jau turim avilį. Dabar atėjus į avilį, čia mums kyla klausimų, taip kažkaip šiukšlinikas nupieštas, tai čia ištrinti. Čia susižymėti, ką tas avilys daro, bet mes vėliau. Ir čia tie langiukai rodo šeimos piktumą. Ir taip atrodo viskas. Dabar pasispaudžiam redaguoti. Tai rašiau čia čia įsirašom metus, pavyzdžiui, 25 metų motinėlę. Kokią nors paimkim karniką. Dabar čia yra žymima, reiškia, gera, vidutinė, bloga. Tarkim, mūsų karnika štai yra gera. Toliau pasižymim, ar pirkta, ar savo išaudinta. Jeigu, tarkim, pirkta, tai pasirašom, iš ko pirkta, jeigu reikia. Tarkim, Petras, čia mažos raidės rašau. Petras Petraitis. Tarkim, Petraitis. Ir dabar šeimos piktumas 5 balų sistemoje nepikta, truputėlį, čia jau baisiau ir čia visiškai karinga. Tarkim, mano paprastai bus per vidurkis. Ir čia dar galima pasirašyti kokias nors žymas. Labai trukdo tas kompiuteriui šokantis langas, bet kaip nors. Čia galima pasirašyti, pavyzdžiui, motinėlė, sakykim, su 60 kokiu nors 2 numeriuku. Arba tiesiog apie avilį kažką galima pasirašyti ir išsaugoti. Dabar kitas syk jau atėjus ar namo, ar į bityną, mes matom pirmą bityną, atsidarom ir jau matom tokių tai metų motinėlę, piktumą matom, informaciją apie būtent motinėlę ir mūsų šiek tiek avilio. Dabar mes atėję į bityną nelabai ten turim kada rašyti, tai pavyzdžiui, šiandien aš atėjau į bityną gydyti, pasispaudžiu pliusiuką šitą. Ir čia dabar galim pasižymėti, ar spėti. Aš, pavyzdžiui, dabar paspaudžiau jau spėti šiandien man. Arba pakeičiau motinėlę šiandien. Arba išmiau medų. Arba novaro padydžiau. Ir taip toliau. Ir dabar visą tai atsispindi apatiniam kalendoriui. Atidarom kalendorių, tai yra 14 diena ir mes matom 3 taškiukai. Ir čia yra, mes matom tos dienos. Spėti, keista motinėlė, ten tarambaram, nesvarbu. Ir taip mes susižymim visus avilius ir apie visus avilius bus informacija.
Toliau, kas yra įdomesnis dalykas, tai yra motinėlių augintam, tai motinėlių kalendorius. Darom kalendorių, mes metom šio mėnesio kalendorių. Ir dabar pasirenkam avilį. Pas mane šiuo atveju 2 pridėta. Tarkim, aš pasirenku antrą avilį motinėlių auginimui kaip auklę. Ir pasirinkau antrą avilį. Ir tarkim, šiandien aš perkeliu lervutės, reiškia, motinėlių auginimui. Tai vat, dabar kaip rodo šiandien 14 diena, tai 14 dienai. Tai spaudžiam D0, tai reiškia ta diena, tą geltoną paspaudžiam, tą dieną, kurią mes perkeliam lervutės. Tai yra 14 diena. Ir spaudžiam OK. Ir atsiranda gražus toks žemėlapis kalendoriaus. Kažkokios spalvytės visokios. Mes atėjus dienai su ženkliuku, pavyzdžiui, jau 19, pasispaudžiam, mums rašo, lapšeliai uždengiami. Ir mes jau žinom, kad mūsų perkeltų lervučių šią dieną lapšeliai uždengiami. Paskui ten 9-10 dienos nejudinti, nes lervutė labai jautri. Rašo, pasimatom, reiškia pasirašyta, kad lapšelių izoliavimas atimti, perkelti šeimeles ar nukliausus ar į kitą šeimą, ar sudarant šeimelės jau. 25 dieną motinėlės ritasi, 25-26. Po to jos kažkiek apsipranta viliukė, jau tada bus balandžio 1 apsiskraidimas, 2-3 ir 4-5 dienomis jau poravimasis vyksta. Čia nematau viso plano, tai va dabar perjungiam į balandį. Balandžio 1, jau žiūrėjom. Ir va balandžio 7, 8, 9 matom, kad tikrinti ar deda kiaušinėlius. Kaip ir tiek apie tą programėlę. Pakankamai išsami, pakankamai mažai reikia rašyti, nesitrukdant. Tik reikia, aišku, susinumeruoti avilius, kad nepasimesti, kuris avilys ką darė. Tai tiek.